Algis Kriščiūnas. Muzikantas, fotografas, rašytojas, visuomenininkas ir svarbiausia – dailininkas. Pirmiausiai, jo paveikslai persikėlė į virtualią realybę. Iš jų sukurtas filmas apkeliavo tarptautinius kino festivalius, laimėjo prizus. O svarbiausia – užkariavo žiūrovų širdis. O dabar šis animacinis filmas suaugusiems atkeliauja į didžiuosius kino ekranus. Visuomet, kai baisu, imu galvoti apie tave. Ir truputį drąsiau? Dabar truputį drąsiau. Žaisti gyvenimą. Bet juk tu toks ir buvai. Gyvenai tarsi žaisdamas. Tai paties dailininko sukurta meilės istorija. Prieš 100 metų, kai mes dar tik pradėjom draugauti. Kurią įgarsina nuostabioji Inga Jankauskaitė. Per pirmas mūsų kalėdas aš tau nupiešiau mažą laiškelį. Ir jausmingasis Mantas Jankavičius. Gal tai buvo danguje surašyta, kad turėsiu pabėgti. Trumpo metro filmas. Pasiilgo. Bet ilgai neišblėstantis įspūdis. Ir man truputį gėda. Turėjome išeiti, kad išgirstume žodį sudie. Algio Kriščiūno fantazijų pasaulis kinuose nuo gruodžio 12 dienos. Tai buvo jūra iš mano vaikystės. Ta akimirka, kai pirmą kartą supratau, kad esu. Režisierius Donatas Ulvydas.